Tik tarp mūsų. Labadiena, mylėja. Daiva Tamošiūnaitė sveikinasi iš Laisvosios bangos studijos. Aš kviečiu arčiau visas, kurios sveria daugiau nei 50 kg. Aš ir anonse sakiau, ne visi turi būti liekni, kažkas turi būti ir gražus. Ir sakiau, kad kalbėsime šiandieną apie tą grožį ir kalbėsime apie klubą, kuris yra įkurtas kaip tik Apvalutėms. Mano studijos viešnia yra Marija Duobaitė. Labą dieną, Marija. Labą dieną. Kada jums šitą šovė mintis, kad reikia kurti klubą Apvalutėms mergaitėms? Klubo idėja šovė gal prieš porą metų, bet pačios idėjos pirmosios užuomazgos buvo tada, gal prieš kokius 10 metų, kai aš pasižiūrėjau vieną Hollywoodo filmą, kurio mintis buvo tame, kad ir apvalios moteris gali patikti vyrams. Tai nuo tada turbūt pradėjo keistis pačios mano savimonė. Marija, kiek jums metų? Dabar man 31. Esate jauna moteris. Ar jūs iš tikrųjų, nežinau, kai jau tapote, tarkime, brandžia mergina, ar jūs turėjote kažkokių tai tokių baimių ir nejaukumų dėl to, kad esate apvalių formų? Mano baimės turbūt labiau susijusios visada buvo daugiau su sveikata, bet ir kaip bebūtų keistai skambėtų dėl per didelės krūtinės, nes visada kažkaip tai visi komentarai dažniausiai būdavo būtent šią temą. O dėl apvalių pačių formų niekada labai daug nekompleksavau, nes iš tikrųjų visada žinojau, kad aš ir sportuojanti esu, ir jūs esate labai graži moteris. Dietos. Ir ta prasme, visada buvo kažkas tai tokio, kas mane skatino pabrėžti, netgi atsimenu pokalbiuose su mama, kad aš esu būtent tokia ir kitokia negaliu būti. Aha. O bandėte kažkaip kovoti, bandėte save lieknint? Lieknint turbūt dariau tą patį, ką ir visos moteris daro. Aš ir sveikai maitinausi ir sportavau, ką darau iki šiol, daug metų, bet rezultatų konkrečių niekada nepasiekdavau. Tai kažkaip tai manęs neskatino nusivilti, bet daugiau motyvavo būtent geresnės savijautos paieškoms, tolesnėms, daugiau save tobulinti, daugiau save mylėti, daugiau savim rūpintis. Tai turbūt dėl to visą tai ir visa mano gyvenimo istorija matyt susijusi būtent dėl ne geresnių formų, bet geresnės savijautos. Bet jūs jaučiatės puikiai. Taip, teisingai. Šiuo momentu tikrai jaučiuosi puikiai ir turbūt tai yra ir kasdienio sporto įtaka, ir sveikesnės mitybos įtaka. Ir šiandieną jūs gyvenate galvodama kiekvieną dieną apie tai, ką valgot ir kaip gerinti maistą? Aš daugiau jau nebegalvoju, tai tapo automatinėmis taisyklėmis, kad ryte atsikėlus išgerti vandens, pasidaryti mankštą, suvalgyti košės ar kažką panašaus. Jau yra dienotvarkė susidariusi per daug metų, jau yra įprotis nebevalgyti vakarais, kasdien sportuoti. Dabar aš tai darau vakarais, anksčiau tai būdavo rytai. Super, žodžiu, tas polinkis apvalumais yra paveldėtas greičiausiai, kad ir mama, turbūt ir močiutė buvo tokios apvalumos. Taip, teisingai, visos mano moters šeimos, moteris būtent yra tikrai apvalių formų. O kai kalbėdavote su mama, arba kai kalbate su mama, o ką mama jums pasakoja, ar jinai irgi turėjo kažkokių problemų, ar ten kažkokių nejaukumų, kaip aš sakau, dėl tų apvalių formų? Mano mama visada kažkaip tai labai neigiamai žiūrėjo į stambes moteris, nors pati būdama stambi. Ir labai keistai, aišku, aš visada iki šiol su ją ginčijuosi šią temą ir jinai vis dar man nepritarė, kad gali būti taip. Nors, kaip bebūtų keista, mano tėtis yra kaip tik būtent apvalių formų moterų mėgėjas. Tai ir jinai kiekvieną dieną gyvena, galima sakyti, labai gražiuose jausmuose iš mano tėčio, bet vis dar negali mylėti nei savęs, nei kitų aplinkinių moterų. Ir tas turbūt buvo diegiama ir mano sesei, buvo diegiama, visi kompleksai buvo diegiami ir man kažkodėl tai, bet jie man matyt neprigijo. Ačiū Dievui, kad neprigijo.
Kaip galvoti su tais kompleksais ir kaip iš tikrųjų gyventi pasaulyje, kuris myli jaunus ir labai lieknus? Na, čia yra atskiras mokslas ir turbūt atskiras darbas su pačiu savimi, ar ne, kad pabėgtum, kaip jūs sakot, nuo tų kompleksų ir jaustumės gražiu tokiu, kokiu esi. Apie tai mes šiandieną kalbame ir jeigu jūs norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio, aš galiu priminti mūsų studijos telefoną 2333 mielai lauktumėm ir jūsų skambučio. O mano studijos viešnia yra Marija Dobaitė, įkūrusi netgi atskirą klubą apvalutėms. Man tas žodis labai gražus, labai skanus. Tik tarp mūsų. Marija, kai žiūri filmus, kai sklaidai žurnalus. Ir kai ten matai gražius atvaizdus, o aiškina tie puslapiai, kad gražus atvaizdas yra tada, kada tu esi XS dydžio. Aš dabar galvoju, aš niekada nebuvau ko gero XS. Aš taip pat niekada. Tu žiūri, atrodo, kim lyg ir gražu, bet lygiai taip patgi supranti, kad realiai, natūraliai tokių žmonių yra labai mažai. Tiesiog natūraliai tokių gimusių yra labai mažai. Ir tam, kad tu išlaikytum, tarkime, ar turėtum tą dydį, tai XS-inė yra įdėta daug pastangų, daug vargo ir nebūtinai tai reiškia laimę. Pritariu, iš tikrųjų, tai toli gražu nėra laimė, tai pirmiausia yra jų darbas. Tai yra darbas, už tai yra darbas. Taip, užsidirbami pinigai. Tu esi graži pakaba gražiams drabužiams. Taip, tas drabužis ant to XS guli iš tikrųjų gražiau negu ant Elo. Galėčiau iš tikrųjų pasiginčyti, žiūrint, kokie drabužiai. Gerai, ginčykis. Nes realiai tai viskas yra pritaikyta. XS kam reikalingas tam, kad mergina gražiai atrodytų būtent ant podiumo. Ir būtent fotografijoms. Realiai, jeigu sutinki tokią merginą, dažniausiai tu net nepagalvosi, kad yra modelis. Dažniausiai atrodo truputėlį kiek kitaip, negu mes yra įpratę matyti žurnaluose, televizijos laidose, ekranuose ir taip toliau. Ta prasme, tai labai kiek apsuktas pasaulis, kad mums tarsi norima parodyti, va, tu tokia turi būti graži kaip žurnale. Bet apie tai nekalbama, kad šalia jos dirba daug specialistų, daug makiažo specialistų, drabužių dizaineriai, šviesos. Ir kai jos valgo vieną salotos lapą per dieną. Greičiausiai yra ir jos tikrai apie laimę turbūt negali pasakyti. Nieko greičiausiai, nes jų gyvenimas yra būtent darbas. Darbas tikrai 24 valandas per parą. Tai žinai, galėčiau papasakoti tokią istoriją. Mano močiutė irgi apvalutė buvo. Močiutė turėjo seserį, kuri buvo labai liekna. Ir mano močiutės vaikai, tai suprask, mano mama ir mamos brolis buvo linkę irgi apvalumus, o anos sesers vaikai buvo visi labai liekni. Bet tiek buvo liekni, kad jie lygiai taip pat ėjo pas gydytojus, stengėsi priaugti bent vieną papildomą kilogramą, kad būtų skanesnės. Taip, teisingai. Kad turėtų daugiau svarą. Ta prasme, tiek viena, tiek kita pusė galima būtų pasižiūrėti, turėjo problemų. Viena norėjo būti lieknesnė, kita norėjo būti apvalesnė. Iš tikrųjų taip, nes turbūt yra žmogiškos savybės norėti to, ko mes negalime turėti, negalime gauti. Ir kažkur tai link eiti į vieną ar į kitą pusę. Bet Marija, iš tikrųjų yra drąsu pripažinti, kad taip aš sveriu 80 kg, ar 90, ar 100. Aš jaučiuosi gerai su savim ir aš kviečiu visas moteris tiek sveriančias jungtis į klubą ir sakyti, mergaitės, mes esame laimingos. Beje, mielos klausytojos, jeigu jūs dabar turite prieš nosies kompiuterį, tarkim, jūs surinkit apvalutės.lt ir jūs pamatysite, apie ką mes kalbame. Tai čia tos apvalutės.lt, į kurią Marija čia ir sėdė studijoje. Ir labai ten gražių visokių yra ir nuotraukų sudėta, ir labai gražių tokių tiesų surašyta. Taigi apie tavo drąsą. Net negalėčiau pasakyti, kad yra drąsu. Galbūt man tai jau nebėra drąsu, nes mano mintis jau yra daug metų tokios. Ir tiesą sakant, man tenka turbūt kasdien ginčytis tiek su lieknom, tiek su tom pačiom apvaliom moterim dėl mano įsitikinimo, dėl mano požiūrio į save ir į kitus. Tai gali būti ir diskusijos apie mitybą, apie sportą, apie laisvalaikį, apie santykius su vyrais ir visom kitom įmanomam temom. Ar tu teko skaityti interviu su Julija Janus? Ne, turbūt. Ne, Julija mūsų
na, žinoma, labai iš tikrųjų dizainerė, kuri dabar jau taip tokį drąsų žingsnį žengia į Skandinavijos šalis, Ameriką ir kuri kuria drabužius. Ne XS-inė moterim, jinai taip tiesiog ir pasakė, man yra tiek ir tiek metų, aš tiek ir tiek sveriu, aš nesu XS-as ir aš esu labai laiminga. Ir aš esu labai laiminga ir labai patenkinta savo gyvenimu. Aš esu sveika moteris, kuri sportuoju ir kuri skaniai valgo. Ir tikrai nesuku savo galvos, kad mano dydis net 34. Aš kažkur mačiau spaudoje, tik tai turbūt neįsigilinau. Tai jinai kuria drabužius visokiom moteriam. Ir lygiai taip pat sako, kad tikrai graži moteris yra ne tik ta, kuri yra vat to dydžio. Čia turėtų būti tau labai stipri palaikytoja. Greičiausiai taip reikėtų. Ir visoms klubo mergaitams. Taip. Yra toks puslapis apvalutės.lt ir yra toks klubas, kuris kviečia visas, na, sveiko proto turbūt moteris jungtis į vieną krūvą. Šiandieną studijoje Marija Dubaitė, kuri šį puslapį ir įkūrė. Ar jau daug yra žmonių, daug yra moterų, kurios prisijungia prie jūsų apvalučių? Dabar jau tiksliai skaičius negaliu pasakyti, bet turbūt apie 50 yra tikrai. Aha. O Marija, ko tu tikiesi? Ką tos moterys turėtų veikti? Diskutuoti, viena kitą palaikyti, patarimais keistis? Labiau norėčiau iš tikrųjų šiai dienai iššaukti diskusijas tam, kad galima būtų tos motyvuojančios, save motyvuojančios ir moteris galėtų motyvuoti kitas, kurios nelabai pasitikė savimi, tos, kurios nelabai pasitikė, turbūt daugiau išjepti sveiko proto ir apmąstymams, nes kartais gali būti, kad labai gali save tiek motyvuoti, kad jau netilpti sveiko proto ribas tas pačias. Ir tos, kurios nepasitikė, galbūt kažkiek tai suprasti, kad gali būti ir kitaip, kad gali požiūris būti kitoks, kad ypač jaunesnės merginos, jeigu pastebės, kad yra kažkoks judėjimas, turbūt labai nedepresuos kasdieniniai savo veikloje ir tiesiog gyvens ir darys tai, ką jos nori daryti šiai dienai, o nelauks, kada numes keletą kilogramų. Ar pačiai teko susipažinti su tokiom jau sudėtingom formom, sakyčiau, liekninimosi, bulimija, anoreksija? Ne, taip drastiškai ne, bet buvo taip, kad aš ilgesnį laiką labai mažai valgydavau ir retai valgydavau, taip išeidavau, kad mano paskutinis valgymas, tarkim, būdavo 2 valandą ir taip iki kitos dienos ryto. Ir po kurio laiko man su skrandžiu tai buvo blogai, kad tiesiog atsisakinėjo maisto, elementariai, ir aš pusę metų... Nepriėmė maisto? Mane nuolat pykino, tiesiog nuolat pykino. Tai buvo tikrai kažkas tai sudėtingo ir tada supratau, ką reiškia turbūt anoreksija, kada ten jau iš viso yra stadija tokia, kad nebepriima maisto, nebegali nieko įsisavinti. Taip, man tada pavyko numesti daug kilogramų, turbūt apie 20 tai dienai, bet tai laimės tikrai nesuteikė jokios. Aš nesijaučiau nei gerai, nei laimingai, nei galėdavau kažką eiti, nei mokytis. Absoliučiai buvo kažkas tai tokio turbūt tamsiausias mano gyvenime periodas. O tada sportavai ar ne? Tuo momentu ne, kaip tik tas laikas buvo, kad aš baiginėjau studijas ir užmečiau tada ir savo važinėjimą dviračiu tuo metinį, kada šiuo metus laiko atsportavau. Buvo tokia, galima sakyti, turbūt ir depresija, kad aš tiesiog nieko nenorėjau daryti. Buvo toks laikas. Bet išlipai? Išlipau, nežinau, kaip aš turbūt verčiau save valgyti. Realiai pradėjau versti save valgyti, kada man užtekdavo, tarkim, pusę koldūno ir aš jau nebegalėdavau tiesiog. Po truputį taip baigėsi visą tai, kai vieną dieną nuėjau pas gydytoją ir pasakiau, kad man tai buvo kad pamatė, kad aš labai sulieknėjau. Jinai taip netgi įsigando, sako, kas čia tau nutiko, kaip čia galėjo tai būti, kad taip matyt kažkas buvo blogai. Bet matyt susitvarkė viskas natūraliai ir baigėsi tas. Tai daugiau tokių eksperimentų su savim ir su valgymo režimu nedariau, nes dabar žinau, kad pagal visus kaip reikia daryti, tai ta prasme, kuo dažniau valgyti ir mažiau porcijom. Tai esminis dalykas turbūt. Ar tau sekasi taip gyventi? Taip, sekasi taip, kad man, aš priminimus padariau
darbinėme kompiuterį, kad man išmestų tam tikrom valandom, kad va laikas valgyti, nes kitaip tikrai pamiršti. Neįmanoma tada susisekti. Taip, ta prasme, jau va tai kitokia. Kompiuteris primena, Marija sėdė, ką nors į burną, jau dabar prieš pečių laikas taip, yra. Ta prasme, tam tikrom Suvalgyk valandom. obuoliuką. Taip. Supratau. O dabar sportuoji kiekvieną mielą dieną? Praktiškai kiekvieną dieną, galima sakyti, 5 dienas per savaitę, tai tikrai. Anksčiau būdavo tai stalo tenisas, beveik kiekvieną dieną, o dabar prasiplėtė tai ir fitnesas, ir kardio treniruotės, ir bėgimas tas pats, kurio aš labai norėjau. Tai buvo pati didžiausia svajonė, bet aš negalėdavau tiesiog dėl savo bronchinės astmos to daryti. Tai dabar tai galiu drąsiai pasakyti, kad jau bėgioju. Taigi esi sportuojantį teisingai gyvenantis žmogus, o tas tavo gražus apvalumas, jis yra paveldėtas ir tu su juo nekovoji. Jeigu jisai mažės, tai mažės, jeigu bus, tai bus. Taip, teisingai, visiškai taip. Taip, visiškai laisvai jaučiuosi dėl to. Džiaugiuosi už tave ir džiaugiuosi, kad esi sveiko gyvenimo pavyzdžių kitiem. Tik tarp mūsų.